Ignai, sunkiai, bet tą pergalę galiausiai sirgaliams atnešėt, kas galiausiai ir padėjo atsilaikyti rungtynių pabaigoje. Taip, tikrai sunkios rungtynės, pagarba varžovam, kada tokia kieta, kaip visada mes atrodo kontroliuojam ketvirtam kėliny ir patys sugebam tų vaikiškų klaidų prisidaryti ir žiūrovams smagesnės varžybas padaryti. Aišku, didžiausia bėda pas mus didelis žmonės, kur tikrai trūksta dar vieno didelio, kaip matom, Karolis Brusokas šiandien dominavo po lentą, tai tikimės, kad artimiausių metų kažką rasim. Pakankamai maža rotacija ir jį dar sumažėjo. Arūnas Rimkus gavo traumą. Nepaslaptis, kad jau ne vieną sezoną jūs dalis žaidėjų žaidžiat, kiek sunku galbūt ir fiziškai jau? Taip, bus pirmiausia stiprybės Arūnui, kad kuo greičiau po traumos atsigautų. O mums seniam kariai gerai atsistatyti visada, pailsėti. Gerai, aišku, bus daug sunkiau dabar žaisti, nes vis tiek ta jaunatviška energija jaučiasi stipriai, kai juos trūksta, mūsų žaidimas irgi tampa klampus ir patiems sunku žaisti. Jaučiasi šį sezoną, kad varžovų žaidžia prieš jūs kaip prieš čempionus, ar nėra kažkokio skirtumo? Manau, šį sezoną lyga labai išlygėjus, labai daug vienodo pajėgumo komandų, tiesiog nėra tų tokių per daug didelių favoričių, aišku, superinę formą Kėdainiai ten demonstruoja, bet aišku, visi nori įkąsti čempionam, visi stengiasi prieš mumis, bet manau, kad stengiasi ir prieš kitas komandas, labai nesureikšmina.